Labas rytas, bičiuliai. Prieš išlekiant į darbus, žmogaus klausimas, į kurį nusprendžiau atsakyti. Kas geriau, ar daužtas nestipriai su 100 000 rida automobilis, ar nedaužytas, bet su 300 000 km rida? Tai mano nuomonė būtų tokia, bičiuliai. Jeigu automobilis, kaip pavyzdys, turi 100 000 ridą ir yra nedaug daužtas, tvarkingai sutvarkytas, nematau tame problemos. Pats važinėju su Pacifica, dabar 101 000 ridos ir buvo silpnai gavus į dešinį priekinį kampą, tai kaip sakant keistas sparnas, buvo ir buferio dalis pažeista, pakeistas naujas buferis, lempa nepažeista ir gavo taip pat smūgį kažkiek į ratą. Tačiau viskas sukeista absoliučiai naujai ir naujai abiejose pusėse. Ne tai, kad, kaip pavyzdys, naujas amortizatorius įdėtas, kairėje pusėje paliktas senas amortizatorius ir panašus burtai. Tai viskas padaryta tvarkingai, sudėta naujai, diskai nauji, kaladėlės naujos. Tokiu atveju nematau jokios problemos. Automobilis važiuoja gerai, pats kėbulas padarytas tvarkingai, be špakliaus, sukeistas naujomis dalimis, tiesiog dalis nudažytos pagal spalvą, spalvos nesiskiria, viskas tvarkoje. Tokiu atveju tikrai nematau kažkokios tragedijos, kodėl to automobilio nereiktų pirkti. Dabar, kas liečia 300 000 ridą, tai jeigu tas automobilis buvo prižiūrėtas, prie tokios ridos jam jau bus daug kas daryta. Bus ir prie motoro greičiausiai lysta, bus ir grandinės ar diržai jau pakeisti, kaip sakant, bus ten ir turbina restauruota ar keista nauja ir taip toliau ir panašiai. Tačiau būna tokių atvejų, kad nusipirki automobilį su 300 000 rida ir pradeda birti absoliučiai viskas. Nes jis tiesiog buvo neprižiūrėtas, važiavo, nes važiuoja, ten nesvarbu, kad turbinos kiauros ir visi kiti bairiai. Taip kad, bičiuliai, reikia automobilius tikrinti, žiūrėti, kaip ir kas padaryta, kas buvo daryta ir kodėl tai buvo padaryta. Todėl ir atliekame automobilio patikros paslaugą. Jeigu turite išsirinkę automobilį, nesvarbu, buvusi daužta su 100 000 rida ar su 300 000 rida ir pardavėjas teikia, jog niekas nedažyta, nedaryta, tai drąsiai kreipkitės į Važiuojam Auto, Facebooką arba Instagramą ir susitarsime dėl patikros, kaip sakant, išsklaidyti jūsų abejonės arba jas patvirtinti. Šiam kartui tiek, bičiuliai, lekiu į darbus, reikia prisimti automobilį pardavimui bei atlikti 4 patikras žmonėms prieš pirkimą. Iki greito!